Sveiki žvejai. Mes ir vėl čia ir vėl bandom pagauti žuvį. Esame gal jau kokį porą valandų. Kaip čia. Prisimaišėm visokių jaukų, tiksliau pašarų. Prisipirkom jaukų. Na ir bandom sugauti raudės ir kojas. Kodėl raudės ir kojas? O todėl, kad buvo iš tikrųjų ganėtinai šalta savaitė ir po tokios šaltos savaitės atvažiavus į tvenkinį iš tikrųjų tikėtis pagauti lyną ar karšį būtų, manau, ganėtinai naivu. Todėl bandom pagauti raudės ir kojas. Kol kas tušti. Sekasi iš tikrųjų labai prastai, ar čia dėl vėjo, ar kaip ir minėjau prieš tai, dėl tos šaltos savaitės. Iš tikrųjų sunku ir pasakyti, bet nenuleidžiam rankų ir bandom gaudyti žuvį. Atšvenčiau gimtadienį, iš tikrųjų buvo geras 31 gimtadienis, įkopiau 40. Ta proga gavau dovanų kuponą žvejų parduotuvėj. Tai išleidau protingai, nusipirkau naują kotą. Va, mano naujasis kotas, truputį papasakosiu apie jį. Sakanos firmos Heavy Feederis. Iki 150 gramų užmetimas. Kaip matot, 3,60 cm ilgio ir taip pat nusipirkau prie viso šito naują ritę. Ritės galiu dėžutę galbūt net parodyti. Nu, kainos nenusiflešiau, 60 eurų. Amazon Ryobi firmos ritė. Štai tokia. 5 guolių, 5 metai garantija. Manau, šitas daiktas turbūt ritė bus labiausiai tas daiktas, kuriuo ir džiaugsiuos. Nes ką galiu pasakyti apie kotą iš tikrųjų? Kotas labiau skirtas yra, šitas būtent labiau skirtas upėse žvejoti su sunkesnė šėriklėlė, judančiam vandenį. O tvenkinys toks galbūt nebus toks labai, kaip sakant, labai jautrus ar kažkas tokio. Na, bet aišku, laukiu tos pirmos žuvies, išbandyti tą malonumą, ją traukiant. Ką, toliau. Žvejojam tradiciškai. Dzikai. Turim vanilinį kukurūzą, kuris iš tikrųjų nedirba šiandien. Galvoju, gal netgi geriau būtų buvę, jeigu būtumėm pirkę anyžinį kukurūzą. Nes praeitą kartą, paskutiniam video turbūt, kai žiūrėjot, matėt, tikrai kukurūzas neblogai veikia. Dirbo ir kukurūzas, ir dzikas. Iš tikrųjų visai nemažai praeitą žvejybą prigaudėm, kuojų raudžių. Na, tikiuosi, šiandien nereiks grįžti be nieko. Ir viskas bus gerai, tikėkime, pagausim irgi. Naudojam taip pat kaip ir praeitoj žvejybai. Raudonos spalvos, štai tokį Trapper firmos jauką. Bandėm dar tokį pat Trapper firmos, bet geltoną. Geltoną čia dažnai irgi gerai dirba iš tikrųjų, bet kažkaip šiandien, nežinau, nenori pasiteisinti niekas. Bet kaip ir sakiau anksčiau, nepraraskim vilties. Kibimus turėjom gal 2 ar 3. Tikėkime vakarop jau ganėtinai vėlu. Na, vėlu ta prasme. Koks gal 6, pusė 7. Tai aš vis dėlto tikiuosi, kad sauliai pradėjus leistis kuo žemiau, žuvis suaktyvės vakariniam maitinimuisi. Tai va. Tokie reikalai. O bandom tai tradiciškai. Po 3 meškeres.
2 dugninės, po 1 plūdinę. Plūdės iš viso nejuda. Matyt, žuvis nėra, kaip sakant, arti kranto, daugiau gilumoje kažkur. Bandom su dugnais irgi ir arčiau kranto žvejoti ir toliau. Ir kol kas, nežinau, sunkiai sekasi, bandom, eksperimentuojam, darom, žiūrim, kas gausis. Ką dar norėjau pasakyti? Valas. Atseit labai gerai ir greitai skęstantis. Made in Japan, Conger firmos. Galiu pasakyti, žinot ką? Nesu iš tikrųjų patenkintas šito valu. Kol kas, sakau teisybę, niekada nemeluoju, jums nepatariu. Nesu patenkintas iš tikrųjų šito valu. Kaip ir minėjau, atseit sakė, kad jis yra greitai skęstantis ir panašiai, nežinau. Nei užris sistemėlės, ta prasme, nebuvo gerai su juo, nenorėjau iš tikrųjų laikyti, patempė daugiau, atsiriša mazgai. Tai toks, nežinau, labai įdomus. Tai manyčiau, kad po šitos žvejybos būtinai, ką pirmą dalyką pasidarysiu, tai pakeisiu valą. Nes šito aš nelabai patenkintas iš tikrųjų. O daugiau ką? Daugiau bandom pagauti žuvį. Tokį dar radau pašariuką įdomų šiandien pirkti. Va. Karšiui turbo. Tai ką noriu pasakyti apie šitą. Atseit jau labai gerai pritraukiantį žuvį ir panašiai. Kad kaip ir sakiau šiandien, panašu, kad tikrai ne karšių diena. Daug dievė, jeigu sukils koją su raudėm. Tai manau, šitą palaikysiu kitam videkui ir tą būtinai ištestuosim ir išbandysim. Kas per vienas čia. Tai pavadėlį naudojau. Pavadėlį esu nusipirkęs tokį. Poliamedinis nano valas. 0,179 mm storio. Rašo atlaiko apie 5,5 kg žuvies. Na, manau, tikrai užtektinai. Kažkokių milžinų čia netraukia. Žuvis dažniausiai iki 3 kg. Tai turėtų užtekti. Kas dar? Kaip ir viskas būtų, draugai. Jeigu patiko šis video, jeigu laukiat, ar mes ką nors pagausim, ar nelabai, tai būtinai prenumeruokit Važiuojam HD kanalą. Sekite mus Facebook'e, linkus rasite žemiau, video aprašyme. Dalinkitės ir būkit su mumis. Nei žvyno, nei dogos.